Leiskite savo širdžiai kalbėti. Visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši evangelija ir jos atminimai bus pasakomi, ką ji yra padarusi. Evangelija pagal Matą, 26 skyrius, 13 eilutė. Ši moteris padarė kai ką neįprasto ir laikė indėlį su geriausiais kvepalais ir aliejumi. Labai vertingą aromatą. Galbūt tai buvo jo senatvės pensija arba apsauga nuo nenumatytų nelaimių. Bet kuriuo atveju ji paėmė aliejų, nuėjo pas savo mylimą mokytoją ir užpylė jo ant galvos bei plaukų. Jėzus nesipriešino, nes tai buvo meilės aktas. Jis šlaužė jam iš paskos, nes moteriai buvo nepadoru liesti vyrą. Ji bijojo, kad Jėzus ją atstums. Tačiau mokytojas tikrai to nepadarė. Jis ją paleido, nes žinojo jos širdį. Ji atpažino Jėzuje Dievo meilę, jo galingą taip jai, jo padrąsinimą, paguodą, viltį, atleidimą, apvalymą. Ir visa tai buvo ne jos galvoje, bet giliai širdyje. Išnyko visa gėda, dingo visi priekaištai. Po susitikimo su Jėzumi liko tik sniego baltumo tyrumas. Dievo meilė per šventąją dvasią buvo išlieta į jų širdis. Kaip rašoma laiške romiečiams, mokiniai nenorėjo, nes galėjo perparduoti aliejų už didelius pinigus ir už juos padaryti daug gero. Taigi aliejus paprasčiausiai dingo. Taip sakant, buvo iššvaistytas. Tačiau Jėzus į tai žiūrėjo kitaip. Jūs visada turite vargšų, bet ne mane. Ji man padarė gerą darbą. Taip, ji padarė gerą darbą Jėzui. Kada paskutinį kartą padarėme ką nors gero savo viešpačiui. Ką nors, kas neturi ypatingos reikšmės, o yra tiesiog meilės ženklas. Ką nors, ką darote iš meilės, be išskaičiavimo, be paslėptų motyvų. Tegul kalba jūsų širdis. Mylėkite viešpatį ir veikite iš meilės jam. Ką tik prisimenu, kad vienas mano draugas buvo toks kupinas džiaugsmo dėl Jėzaus, kad vidury vasaros pradėjo giedoti kalėdinės giesmės, garsiai vidury miesto, nes iki kitų Jėzaus giesmių jis nežinojo. Kitas iš meilės viešpačiui išvyko į misiją, neskaičiuodamas ar verta. Vieni sėdė ant sofos ir nunuoja jam giesmes, kiti gieda duše, treti viską atiduoda, nes Jėzus juos labai myli. O jūs, ar mylite viešpatį? Ar taip pat sugebate daryti beprotiškus dalykus? Jis to vertas. Ačiū Jėzų už visus gerus darbus, dalykus, kuriuos dėl manęs darai. Ačiū už Dievo meilę išlietą į mano širdį. Ačiū tau už naują gyvenimą, už džiaugsmą, ramybę, išgelbėjimą, kasdienę pagalbą. Ačiū tau, Jėzau. Ir dar kartą ačiū. Amen.